Labas vakaras. Labai malonu, kad jūs visi čia susirinkote. Ypatingai džiaugu, kad čia yra Jurgos Ivanauskaitės sesuo Radvilė. Ir, kaip žinote, šis vakaras yra skirtas Jurgai Ivanauskaitei atminti. Ir galvodama, kaip pristatyti Jurgą Ivanauskaitę, aš prisiminiau jo žodžius, kad apie kitą žmogų neįmanoma papasakoti todėl, kad svetimą gyvenimą kiekvienas mato savo spalvą. Todėl, manau, labiausiai tiktų Jurgai žodžiai, kad tai yra mylima ir nuostabi rašytoja. Ir šiai mylimai ir nuostabiai rašytojai yra skirtas šis vakaras ir ši interpretacija, kuri vadinasi 3M. Meilė, muzika ir mirtis arba diena, kurios nebuvo. Ši interpretacija sukurta pagal Jurgos Ivanauskaitės novelių rinkinį Pakalnučių metai. Kodėl būtent pagal šį rinkinį? Interpretacijos kūrėjai sako, kad tai emocingos, labai jautrios, itin painios ir jausmingos istorijos, kuriuose kiekvienas iš mūsų gali rasti save. Todėl aš jums linkiu ne tik pamatyti ir išgirsti, kas vyks šią scenoje, bet pajausti ir išgyventi šią istoriją. Gražaus vakaro. Pirmoji M. Meilė. Su Irma susipažinau šį pavasarį kažkokiose beviltiškai nykiose išgertuvėse. Jis sėdėjo ant grindų, ištiesusi savo ilgas, juodomis kojinėmis aptemptas kojas ir taip skaniai rūkė. Irma negėrė. Tačiau jos akis blausiai švytėjo. Ji lingavo į muzikos taktą, pati savo šypsojosi ir jokio dėmesio nekreipė nei į mane, nei į aplinkinius. Aš irgi buvau pasiryžęs negerti, sėdėti štai taip įsmeigęs akis nebūti, rūkyti ir šypsotis tolimam žydram augalui, kurio dėja nėra šioje žemėje. Siutau, kad mano vaidmuo jau vaidinamas. Dar labiau siutau, kodėl aš nenuleidžiu akių nuo Irmos. Ji nebuvo nei graži, nei ko gero protinga. Tačiau mes visi pripratę garbinti kenčiančiuosius. O visa Irmos povysa bilotė bilojo, kad ji pasimėgaudama nervinę. Mes pašokome su Irma kelis šokius, atsainiai pasibučiavome ir Irma pareiškė, jog čia pakankamai įsilinksminusių mergaičių žaidimų, labiau tinkančių meilės reikalams. Tačiau moterys kaip drugiai, skrenda į liepsną ir žūva. Tuščiame gyvenime nėra vienintelės meilės. Yra tik jos parodė, atsitiktiniai, vienkartiniai santykiai. Kai kalba kūnai, sielas miršta. Meilė bando sieti viltingas ateities perspektyvas. Net ir liūdniausi dalykai kartais išspaudžia ne ašaras, o šypseną. Kuo tu vardu? Matote, panelė, aš esu psichoanalitikas. Ir ką jūs man patartumėt, ponas psichoanalitikė? Sirgu ciklotiminė depresija, naktimis mane kankina nemiga, kaip užmiegu košmarai. Turiu polinkį į sadizmą ir mazochizmą. Vaikystėje man įtarė šizofreniją. Dabar kaltinu alkoholizmą ir narkomaniją. Pati aš tau randu Edipo kompleksą, didybės maniją. Kaip tikriausiai atspėti, nepilnavertiškumo kompleksą. Man labai stipriai reiškiasi grafomanija, kleptomanija ir klaustrofobija. Kai kas sako, kad
nemyli mergaitės. Tie, kurie nerado paguodos net į mane. Tie, kurie pjovėsi vienazą jiems siuvo. Visiems buvo tas pats. Visus sprogdino liūdesys. Net ne liūdesys, man rodos, tai lyg indas skrybinės gyvsidabrio. Jeigu indas sudūžta, gyvsidabris išslėpo visą mūsų kūną ir sielą. Po visą gyvenimą ir kūrybą. Ir jos surinkti nebeįmanoma, kad ir kaip keistųsi aplinkybės. Tu būti tuos žmonės. Ne viskas jau taip tragiška. Viešpatėliau, aš nebeištversiu su tavimi. Na, kodėl tu mane taip kankini? Matau tavo visą vienatvę. Štai ką. Niekada kitaip ir nebus. Nes žmonės vieniši kaip medžiai. Medžiai liečiasi lapais, šakomis, tačiau kamienai. Kamienai visada stovi atskirai. Visada. Privertė mane kalbėti Tremato heroję. Aš nebegaliu su tavim. Be to kartais medžių kamienai būna susipynę. Viskas tiesiog neįmanoma, aš jėgų nebeturiu. Žinai, jeigu tu nebegali, tada ir aš nebegaliu. Keliai geltoniškas, kaip psichoanalitikė. mano skonis. Vaikeliuk, eime nuvešiu tave į vieną geriausių Niujorko psichiatrinių klinikų. Išrašysi tau stiprią tranquilizaciją. Gal nebebešvažiuoda, tu atgausi pusiausvyrą ir pradėsi gyvenimą visai kitomis. Tu Nyčę skaitai. O tu reikia skaityti romanus. Su aiškia fabula, tačiau nebus. Ir juolab be smurto scenų. Būtų gerai, jei nerūkytų, nevartotum alkoholio, juo labiau narkotikų. Gali klausytis Mocarto arba klausykis Dvariono. Gal atsveikinam, Dedulė? Tu privalai klausytis Dvariono. Žinai, tai neblogai veikia žmonės su psichiniais sutrikimais. Taip, tu teisus. Norėčiau gulėti minkštame, baltomis sienomis kambarį ir klausytis Dvariono. Jie stovėjo vienas priešais kitą. Atsitiktinai susitikę kažkurią birželio naktį. Bankė ir psichoanalitikas rausvo Krušonų baloje. Į dangų kilo žalsva ferverko raketa. Mes irgi kylame aukštyn. Bankės ir psichoanalitiko figūrėlės mažėja. Dabar jūs regite ne tik juos, bet ir milžiniškus scenos medžius, neono šviesoje blizgančius pasilinksminimų įtaisus, apžvalgos ratus, skraidančias lėkštes, su mediniais arkliais ir plieniniais raudonais automobiliais. Mes matome, kaip visi šie įtaisai beviltiškai tušti ima tyliai braškėti ir garsiai suktis. Braškėti ir garsiai suktis. Mes kylame dar aukščiau, apšviesti ferverkų raketų. Galiausiai pakylame dar aukščiau. Ir viską uždengia mėlyni naktiniai debesys. O kai pakylame dar aukščiau, atsiduriame juodoje, aklinoje erdvėje. Atsimerkiau. Kambarė taip tuščia. Visą savaitę mane persekiojo tas jausmas. Užplūsdavė staiga darbe, troleibuse, šnekantis su draugais, skaitant per miegus, nesapnuojant ar vos tik prabudus. Tas jausmas plūpteldavo nelaikernėje erdvėje. Išplėšęs mane iš čia, vėl blokšdavo atgal, kad aš kankinamai mėginčiau prisiminti, kas gi nutiko. Pirmiausia, aš prisimindavau kažką be galo svarbaus. Privalau šitą išplėsti, apibūdinti tiksliau žodžiu ar sąvoką, įsprausti į rėmus ar uždaryti dėžutę. Gražiai
galiausiai, su nenusakomu palengvėjimu, visą tai savo papildydavau kaip mokyklą. Keliasdešimt sykių per dieną bėgiodavau prie pašto dėžutės, laukdama laiškų. Ta vakarą ji jautėsi visiškai rami. Skausmingai dilgčiantis stebuklo laukimas atlėgo. Ji buvo tikra, jei kas ir įvyks, tai šį vakarą. Tai pirmas ir paskutinis sykis, kai aš pas tave ateinu, štai toks. Tu laukiai stebuklo ir jis įsipildė. Aš laukiu ne tavęs, ne tokio stebuklo. Tu su manimi esi nuolatos. Aš laukiu kažko kito. Ne. Tu laukiai kaip tik manęs. Aš žinau, kaip tu kiekvieno sutiktojo veide ieškai mano bruožų. Ieškai, bet nerandi. Ar tu supranti, kad neatsiras toks, kursai galėtų mane pakeisti, užvaldyti tavo sielos minčių? Taip, kaip tai padariau aš. Jei šiandien čia būtų atėjęs kas nors kitas, jūs būtumėt pasikalbėję, gal net pasimylėję, tačiau kitą dieną, kitą rytą, po savaitės ar po mėnesio jis būtų išvytas iš tavo gyvenimo. Ir tu vėl tekina klupdama bėgtum atgal pas mane įsitikinus, kokie mes visi esame bejėgiai. Tavo akise tūkstančiai veidų. Tie, kuriuos mačiau prabėgomis tik sykį. Tų, kurių nemačiau ir gyvenime nebuvau sutikus. Tie, kurie gyvena kažkieno paveiksluose, muzikoje, vaizduotėje. Tie, kurie čia niekada nepasirodys. Tuos, kuriuos mylėjau, tariau mylinti, dėl kurių mylėjau ar galėjau mylėti. Kurių neapkenčiau, nemėgau. Visų jų veidai yra tavyje! O jei keičiate sužinoti, kuogi baigėsi visa ši istorija, pamėginkite vaką, kokį sykį mėnesienoje, kukuojant gegutėms, obelų žiedlapiams byrant su pirmąja kruša, degiojant žvakeles ant nelankomų kapų, vėjuotą vėlinių naktį. Prikelti su jasminų kvapu iš slogaus sapno. Pamėginkite vaką. Švedai, paimkite savo liūdėsių už rankos ir pažvelgti jam į veidą. Gal tai padės jums iš čia ištrūkti? Taigi ir skrisk iš čia. Langas atdaras ir aš tau duris galiu atidaryti. Kodėl tu toks piktas? Todėl, kad ateičia neprašoma, o prašoma neišeini, aš nesuprantu ir suprasti nenoriu. Bet aš tik tau kalbu apie meilę. O aš spjoviau tau į širdį. Darai išvadą visi vyrai niekšai? Apie ką tu? Nu ką tu man čia dabar šneki? Aš tik, kad jaučiasi žinomas tavo meilę. O aš gesinu nuorūkas tau į širdį ir parodau duris. Na ir kodėl tu to žiaurus? Ir visi jūs tokie. Vienintelis jūsų tikslas sulaužyti kam nors sparnus. Vaikeli, ko verti sparnai, jei juos taip lengva sulaužyti? Pagal tavo teoriją nėra jėgos stipresnės už meilę, jos klydina visa tu pati. Jos klydina visa visata, pievos, dangus, upės ir ežerai. Tai kasgi gali tau sulaužyti sparnus? Na taip, tu nekirtusis, bet žinai ką, aš niekada nemaniau, kad taip pragariškai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vaikeli, aš irgi nemaniau. Tai taip, visi žmonės yra priešai. Žinai ką, anksčiau ar vėliau mane išveži beprotnamį! Šunsnuki, ką tu su ja padarei?
padaręs kas nors kitas. Metu atsisveikinimo žvilgsnį į savo kambarį. Pasienis stūkso 3 lagaminai. Įsiuvinėtas maišas gėlėmis ir hieroglifais. Iš apversto krepšio nešvariems baltiniams, mirguliuodamos saulės šviesoje, žėri dulkės, kruvini pūkai ir švytinčios dulkelytės sklando skersvėje. Patikėkite, keistas vaizdas. Kai mane vežė per miestą, pastebėjau, kad jau žydi vyšnios. Ir paskutinė M. Mirtis. Gal nugalakti nors vieną kūrinio personažą nuomet buvo madinga. Gal šiaip autoriai buvo žies koks maniakinės depresijos priepuolis. Neaišku, kas būtent privertė autorė šitaip negailestingai pasiekti su savo kūrinių personažais. Mirties būdai pasirenkami itin netradiciniai. Vieni su badumi po kalnačiu, kiti nukraujuoja po sparnų amputacijos.